klientai nepatiko mano Kaspinas arba pagrindinė individualų užsakymų taisyklė. Sveiki, aš esu Irina iš Druskininkų iš Lietuvos ir siuvinėju ant vaikiškų suktukų, derindama tai su darbo korporacijai, kuri gamina surinkamus namus. Neseniai klientai per Etsy užsakė Kaspiną su siuvinėtais inicialais. Jie paprašė juos išsiuvinėti auksiniais siūlais. Tokių siūlų neturėjau, tačiau paieškojusi mieste radau siuvėją, kuris sutiko už 1 eurą atvynioti man šiek tiek auksinių siūlų. Išsiuvinėjau Kaspiną, supakavau ir siunčiau kuo greičiau, kad siunta klientai pasiektų iki Kalėdų. Tuomet gavau žinutę: atsiųskite nuotrauką prieš išsiuntimą. Aš išsiunčiau nuotrauką ir laukiau reakcijos, tačiau vietoj džiaugsmo sulaukiau klausimą, kodėl inicialai nėra vienoj linijai. Atvirai pasakius, tokios reakcijos nebuvau pasiruošusi, tačiau ramiau paaiškinau, kad audinys šiek tiek susitraukė dėl nenatūralių auksinių siūlų. Jie tempė lyną, tačiau tai nėra kritiška. Taip pat paaiškinau, kad inicialai sąmoningai išsiuvinėti ne vienoj linijoje, jog ant Kaspino atrodytų harmoningiau. Vėliau klientai parašė, kad šis Kaspinas yra dovanas sesiai vestuvių progų ir paprašė ją perdaryti. Kaspiną dariau 2 dienos, o už darbą paėmiau 25 eurus. Pasiūlau paprastą ir sąžiningą sprendimą: palaukti, kol Kaspinas atkeliaus, pamatyti ir gyvai ir tada nuspręsti, daryti naują, gražinti ar pasilikti. Praėjo 2 savaitės, tačiau atsakymų taip ir negavau. Ši istorija mane išmoko, kad individualių užsakymų atveju visada verta siųsti nuotraukas prieš išsiuntimą, net jei atrodo, kad viskas atlikta tobulai.